Sveiki pagal Jurgį video blogo žiūrovai. Ne kartą manęs prašėt, Jurgi, parodyk, kaip kuri tą verslą, Jurgi, parodyk, kokie yra etapai, kokie yra žingsniai. Ir žinot, aš visą laiką apie tai galvoju, vis kaupiausi ir pagaliau atėjo ta minutė, kada aš su jumis atvirai, praktiškai be nieko nutylėjimo galiu pasidalinti, kaip nuo nulio, nuo idėjos aš pradedu daryti verslą. Tai tikriausiai turėčiau pradėti nuo tos idėjos. Tai netaip seniai savo kanale pagal Jurgį pasidalinau idėją, kad galite nusifilmuoti video formatu ir kreiptis į mane konsultacijos. Kreipėsi be galo daug žmonių, o aš buvau konkursą paskelbęs sąlygą tokią, kad išrinksiu tik tai vieną. Aš išrinkau 2 žmonės, bet ką dar daryti su 10, kurie laukia. Laikas yra labai brangus ir ypač mano laikas yra brangus, kada šiuo metu reikia galvoti apie pardavimus, apie veiklą, apie jos vystymą. Ir žinot ką? Išderėjo kolektyvas, kad aš surašiau 10 valandų per mėnesį konsultacijų. Ir aš tą labai pergyvenau pradėtis daryti, galvojau, čia pradės sakyti, va ir vėl, ir šitas pradeda daryti mokymus ir mentoriauja. Bet aš tada pagalvojau, kad man šitą pilvą numesti, man reikia trenerių. O aš esu puikus treneris. Jūs žinot, kad mes nuėję į salę nežinom, ar mums daryti pritūpimus, ar mums daryti atsilenkimus, ar kokius pratimus mums daryti, kad pasiekti geriausią rezultatą per tą nuėjusią valandą sporto klube. Tai va, čia aš tas, kuris galiu būti tavo treneris. Pasakyti, ką geriau daryti, pritūpimus ar atsilenkimus, tik tai verslo prasme. Ar pardavimus, ar optimizaciją. Kad man būtų lengviau, aš susirinkau komandą. Man labai pasisekė, kad visada šalia komentaruose, socialiniuose tinkluose šalia manęs buvo Albertas, kuris yra padaręs sėkmingą verslą ir būtent jį išpromino, išreklamavo per socialinius tinklus. Tai aš jo paprašiau, ar jis negalėtų būti owneris, nes visų projektų sėkmės paslaptis turi būti žmogus, kuriam skauda, kuris nori iš to rezultatą pasiekti, kuris mato prasmę ir kuris gali. Tada aš labai pergyvenu, kad šita mano nauja veikla nebūtų interpretuota kaip info čigonynas, kai žmogus daugiau nieko negali ir pradeda kitus mokyti, o tik tai dalinasi savo žiniom ir tai laiko verte. Dėl to aš pasikviečiau Ievą, kuri turi Media Go agentūrą ir aptarnauja Bunastos komunikacijos rautą, pagal Jurgį ir Tijos. Aš manau, kad Ieva niekada neleis mum neteisingai komunikuoti, neteisingai pozicionuoti, tai dėl to Ieva. Ir aišku, kad mes visko daug dėsim į internetą, video, audio formatu. Dėl to mūsų komandoje yra Elvis, kuris niekada nepamirš kažko nufilmuoti, nufotografuoti ar atskleisti, kaip viskas atrodo iš tikrųjų. Tai šita puiki, nuostabi komanda kartu su priešaky manim padarys viską, kad visai netrukus jūs išvystumėt naują, fainą projektą, kurio augimą jūs galėsite stebėti nuo šiandien, nuo idėjos iki galutinio rezultato. Tai ką, važiuojam? Video blogo pagal Jurgį žiūrovai visada prašė, Jurgi, parodyk, kaip tu tą verslą darai, kaip tu jį čia pradėjai kurti, kaip čia visi žingsniai, ką čia reikėtų daryti. Ir visą laiką yra labai sunku, nes verslai tokie yra, kažkada tai nesinori per anksti apie juos kalbėti, jie galbūt nesusiję su ta auditorija. Tai dabar faktas koks, kad atsirado tokia galimybė ir tą galimybę visiškai noriu išnaudoti. Apie galimybę žiūrovam jau papasakojau, jūs ją irgi žinot. Tai dabar norėčiau pasidaryti tokį mažą veiksmų planą, tai galimybę įgyvendinti. Ir tikriausiai tai bus gera pamoka arba geras pavyzdys. O galbūt bus tiesiog pavyzdys, kaip mes darom, žmonės komentaruose būtinai parašykit, gal jie parašys, kaip jie darytų. Tai iš tikrųjų naujo, įdomaus projekto pradžia. Aš turiu lentą, turiu rašiklį, tikiuosi, kad jisai rašo ir jo dėka norėčiau susirašyti žingsnius, kurie galėtų atvesti prie tikslo. Tai išsikeltas tikslas mano ir tegu visi jį žino. Aš manau, kad tai turėtų būti pakonsultuota žmonių pradžioj, tegu bus 10 valandų per mėnesį. Toks fair, kiek aš galėčiau duoti iš savo užimto grafiko, suplanuodamas ar ryte ar vakare, kur galėtų būti. Dabar svarbu tai, kaip tas 10 valandų kažkam tai geriausiam, teisingiausiam atiduoti. Nes tikriausiai, jeigu paskelbtume mes YouTube kanale, tikriausiai atsirastų daug norinčių su manim susipažinti, išgerti kavos,
bet ar tai bus man satisfakcija, ar tiem žmonėm nauda? Ne. Norėčiau, kad paverstumėm projektų, kuris atvestų žmonės, kuriem tikrai reikia pagalbos versle, kurią aš galėčiau duoti ir mano tikslas būtų tikriausiai būti jokių būdų nesupozicionuotų kaip mentorium, coacheriu ar dar kažkuo tai. Aš esu iš tikrųjų kaip tas treneris. Vat kaip man dabar reikia trenerio sporto salėje, kad jisai prižiūrėtų, kad aš padaryčiau 30 pritūpimų. O gal ne pritūpimų, Albert, reikia daryti, ar ne? Gal reikia atsilenkimų daryti. Tai treneris ir yra tas žmogus ir versle aš manau, kad irgi aš pakankamai sukaupiau tų žinių, kur galėčiau sakyti, ei, žiūrėk, tau dabar reikia koncentruotis į pardavimus, arba ei, tau žiūrėk, dabar reikia koncentruotis vis tik į efektyvumą ir kaštų mažinimą. Tai žiūrėkit, šiandien ne apie tai, ką reikia padaryti, bet apie tai, kaip surasti tuos teisingus žmonės, kurios 10 valandų galėtų išgelbėti ir atnešti milijonus. Albertai, turi minčių? Tai kaip ir matau, 2 kryptis, kaip mes galėtume ieškoti klientų. Tai aišku, pagrindinis tas įrankis yra YouTube kanalas, nes yra auditorija, yra lojali. Ir kaip ir jau anksčiau kreipėsi žmonės, kurie nori su tavim susipažinti ir gauti žinių. Tai galima būtų į šitą pusę judėti. Čia yra irgi minčių, kaip geriau parodyti tą O nebus rizika, kad čia mane į pasimatymą pradės kviesti? Tai jeigu sumokės 200 eurų, gal nueis? Šiaip iš tikrųjų dėl to ir bijau, nes manau, kad sumokės, o šiaip nenorėčiau eiti tiesiog į pasimatymą. Yra kokia nors opcija, kaip išvengti tų norinčių nueiti tiesiog į pasimatymą? Ne, tai reikia daryti atranką, tam aš čia ir esu. Aš priiminėsiu užklausas, kalbėsiu su žmonėm, iš karto skambinsiu, aptarsiu jų poreikį, aptarsim, ar mes galim jam pasiūlyti, kad išspręstų klausimus. Tai reiškia, mes pasidarom face control. Face control ir tai yra atsakingas Albert. Ok, good, fair enough, tai aš jaučiuosi saugiau, nes jeigu tai iš tikrųjų į pasimatymą, neturint keiso, aš manau, kad aš laiko neturiu. Jo, ir tam vlogė galima išskleisti labiau tą patį produktą, netgi paimti žmogų, mes turim konkursą, kur mes prižadėję pravesti konsultaciją, tai vlogė galime ir nufilmuoti, ir dalinai parodyti, nes žmogus sutiko filmuotis ir taip ateis daugiau tikslinių žmonių, nes jie supras, ką mes duodam. Bet tai čia yra vienkartinis filmuoti vlogą su konsultacija, ne? Na, čia bus vienkartinis, sekantis toks filmavimas galėtų būti per YouTube pagal Jurgis gimtadienį, sausio 26 dieną. Ir ten galėtume irgi padaryti renginį, sukviesti jau daugiau žmonių už pinigus, už kažkokį simbolinį mokestį, kad tu gausi žinių, kokiu. Tu matai, kaip kitą žmogų konsultuoja, tu to pačiu savo prisitaikai tas žinias ir tu mokaisi. Plius labai stiprus networkingas, nes tu gali užmėgsti kažkokių partnerysčių ten. Darom kanalo gimtadienį. Ir paskutinis galėtų būti kanalas labai nesiplečiant, tai Facebookas. Pradžią galėtume pradėti nuo 2 postų per mėnesį. Vieną nukreiptume į Proaktyvus LT puslapį, ten žmonės užklausos formoje paliktų kontaktus, o kitą bandytume leisti per Facebooko lead formų surinkimą kontaktų. Ir ten faina kas, kad Facebookas jau žino kliento kontaktus ir jam užtenka paspausti vieną mygtuką ir mes galime jam skambinti. Ieva, aš su tavimi jau seniai dirbu ir tavim labai pasitikiu. Nemanai, kad socreklama mus gali kaip čia devalvuoti tą visą vertę, priskirti prie visų tų, kur dabar ten info čigonai yra ir visi kiti dalykai? Taip, tokia rizika yra, bet manau, kad tikrai ne, nes dauguma netgi aukščiausio lygio verslo mentorių, konsultantų leidžia reklamą socialiniuose tinkluose ir turim ją daryti 3 kanaluose, tai yra Facebookas, LinkedInas ir Instagramas, kiekvienam adaptuojant žinutes, nes Facebooko žinutė turėtų šiek tiek kitaip negu Instagraminė žinutė. Tai pirmiausia, tada turi būti pastovumas ir nuoseklumas, tai reiškia 2 įrašai per mėnesį ir tuo pačiu reikia nepamiršti ir Facebook ad reklamų, kurios būna rodomos tiek Facebook'e, tiek Instagrame. Tai reiškia, gali kreipti puslapį, gali būti su leads rinkimu ir gali būti su kvietimu parašyti žinutę. Tai ir kiekvieną mėnesį turėti po naują reklamą, tai reiškia susikurti po tą adsą ir jam užtenka paskirti
net ir 20, tarkim, eurų kaip pavyzdys. Mėnesiui? Ne, realiai savaitį kokiai 20 eurų. Šiaip efektyvu per mėnesį pasileisti, tarkim, 10 dienų už 50 eurų. Iki savaitį. Albertai, o tu patirties turi, tu nemažai pardavinėjai savo paslaugų su asociacijais. Koks biudžetas čia? Kadangi turime tikslą surinkti 10 valandų, tai čia gali būti arba 10 pardavimų, arba mažiau, nes būna žmonės ir po 2 valandas užsirezervuoja. Reikėtų pirmą savaitę pasileisti kažkiek tais pinigų, pažiūrėti, kiek turim užklausų, kiek iš ten mes parduodam. Kai bus aiškios konversijos, bus aišku, kiek mums reikia per dieną išleisti biudžeto, kad pasiekti tikslą. 5. punktas. Aš manau, kad mums dar reikia idėjų. Kas dar galėtų būti? Tai nebejotinai tinklapis, kuris tiek pristato pačią paslaugą, tiek nukreipia žmogų. Ta prasme, ten, kur žmogus gali surasti visą informaciją apie paslaugą. Prie webo sutinku, tik tai prasideda tada klausimas domeno ir pačio pavadinimo. Tai vadinsis Jurgis, vėl vadinsis pagal Jurgį. Ar mes turim keisti kažką tai ir daryti atskiro? Aš turiu idėją, mes manau, kad turim keisti ir turim daryti, mūsų webo pavadinimas turi skambėti proaktyvus.lt. Okay. Tai originalus ir skirtinis pavadinimas. Okay. Turim pavadinimą. Atliepiantis paslaugą. Man patinka. Tai aš galvojau gal padaryti treneris, bet proaktyvus yra daug geriau. Okay. Ką dar mes turėtume padaryti? Idėja yra tam puslapį dėl kainoraščio. Labiau ne tiesiog paprastai pardavinėti valandinį įkainį, o paketai sudėlioti. Okay. Nes tas klientui yra įprasta, daug kur būna tokie pasirinkimai, tai kokius 3 ar 4. Tipo verslo paleidimo, kažkoks crash testas, ar ne? Taip, nes pas mus bus skirtinga auditorija, bus startuoliai, bus jau patyrę verslininkai, tai jiems galėtų būti atskiri paketai. Okay. Ir papildomai turėti dar opciją, kad žmogus gali tiesiog pasimti valandos ar 2 konsultaciją. Tai arba rinktis iš paketų gali, arba tada konsultacija, pavyzdžiui, netgi jeigu jis nežino, kurį paketą rinktis, tai tada galima pakonsultuoti ir užvesti ant kelio, ko jam iš tikrųjų reikia. Gerai. Tai žiūrėkit, mes dabar pakankamai prisirašėm tų punktų. Aš manau, kad čia imtis ir apimtis yra tikrai nemaža. Prie pirmo punkto aš pasirašiau, kas yra atsakingas, tai yra Albertas, bet dabar reikėtų dar pasidaryti taip. Tai yra nuo visą laiką, ar čia kažkaip tai laikinai darom, ar paskui mes galvosim kažkas automatizuosis, nežinau, gal dirbtinis intelektas tą gali daryti. Jo, tai aišku, visada reikia ieškoti būdų automatizuoti viską, nes tu taip susimažini kaštus, sumažini žmogiško faktoriaus tą tikimybę, kad padarys kažkokią klaidą. Tai ateityje, darysim kažką kitaip. Gerai, tai tada face controlas ir gal tada mes galim, Albertai, tada susisiekti su tai žmonėm, kurie kandidatavo. Mes išrinkom laimėtoją vieną, tai iš tikrųjų ten buvo dar gal 30 plus žmonių, su kuriais mes nepakalbėjom. Aš manau, kad su jais reikėtų susisiekti, pakalbėti. Gal ne visi norėjo filmuotis, gal kai kurie pristabdė, o gal kai kurie tik norėjo į pasimatymą. Tai čia paliekam tau, ar ne? Ir aš manau, kad čia galima tą pasidaryti tikrai per kiek laiko? Čia 2 valandas, aš peržiūrėsiu video visus ir perskaitysiu įrašus, nes ne visi atsiuntė video, dalis žmonių atsiuntė tiesiog tekstą. Tai kitai savaitį galim drąsiai fiksuoti, ne? Ok, tai per savaitę iki mūsų kito update'o filmuojam vlogą su konsultacija. Čia už mūsų kameros sėdi mūsų gerbiamas video redaktorius, režisierius, prodiuseris Elvis. Tai Elvi, čia tik tai tau galima atiduoti šitą. Linksi Elvis galva, linksi reiškia viskas gerai. Tai atiduodam Elvis ir tada mums reikia pafilmuoti ir susidėti on flow. Tai nežinau, čia per kokias 2 savaitės mes galim tą pasidaryti. Darom kanalo gimtadienį. Tai čia aš taip suprantu, kad tavo idėja, Albertai, buvo sukviesti žmonės, ateiti į bendrą renginį, pristatyti produktą, išgerti kavos, pasikalbėti, atšvęsti gimtadienį ir galbūt galima jiem pasiūlyti tokią paslaugą, ne? Mes galėtume padaryti tokį kaip konkursą ir vieną žmogų iš karto išsirinkti iš dalyvių.
irgi būtų didesnė vertė sumokėti už bilietą, nes tu gali gauti 200 eurų vertės konsultaciją. Ai, tu turi net scenarijų, tipo, galėtumėm tuo pačiu renginio metu atsisėsti kaip tipo kėdėjai ir pasikalbėti, jeigu žmogus sutiktų. Wow. Ir aš irgi norėčiau ateiti į tokį renginį. Nu, ta prasme, atsisėdai, kaip kalbasi, pasikalbėti ir gal kažkas ir salėje dar turės sprendimų, gal klientus suras. Wow. Tai čia sausio 26, tai mes netaip ir daug laiko turim, bet realiai, nu, manau, kad reikia užsikurti. Tai mes turim 3 savaitės, tai per 3 savaitės reikia padaryti. Čia kas irgi to paskelbimas, tai kas mūsų YouTube'as turėtų atsirasti visuose vloguose, ar ne, ta informacija ir taip toliau. Čia reikia taip gerai pagalvoti apie tinkliuką. Tai gerai, tai čia Albertas. Dabar reklama, soc tinklai ir taip toliau. Aš esu pasiruošęs parašyti postą. Labai norėčiau, nes man labai nepatinka vizualizacijos, kur matau, nes aš iš tų, kas reklamuosi, tai matau Ilja Laurs, kuris matau, ir Donatas Jonikas. Man nepatinka nei vieno, nei kito vizualizacijos. Aš labai mielai pasiimčiau Elvį kartu ir mes tikrai gerai nusifotografuotumėm, nu tikrai gerą padarytumėm vizualą, pasiruošęs parašyti savo stilium tekstą, ar tu Ieva pasiimtum pakoreguoti? Tai čia vienareikšmiškai taip. Nes aš manau, Mums realiai reikia susidėlioti socialinių tinklų komunikacijos planą šiam projektui. Aha. Būtų aišku, kada. Tai čia turėtų būti socialinės komunikacijos, kaip čia vadinasi? Socialinių tinklų komunikacijos planas, social media planas. Taip. Ok. Su dažnumu, su atsakingai žmonėms, su rašmės, ne? Taip. Tai tu čia padarai tą ir jisai išspręs aną. Taip, teisingai. Gerai. Kiek laiko čia padarysi? Tai per šią savaitę. Gerai, iki penktadienio. Taip. Good. Webas. Sunkiausias tikriausiai dalykas. Tai tinklapio, jau apskritai apie patį tinklapio konceptą mes esam jau irgi su Albertu apsitarę ir susidėlioję dalykus. Tai mums belieka tik tais pats dizainas ir paleidimas, tai tikrai turėsim kitai savaitai. Okay. Parodysim. Jis turėtų būti toks paprastas, vieno lapo ar ne, koks nors ten platformai, kuri daug nekainuoja. Taip. Gerai, tai turim pavadinimą paketai. Albertai, galėtum sudaryti savo kaip iš verslininko pusės, kaip iš to jauno verslininko, kuris ėjęs kelią, tikrai ne vienoje vietoje ieškos informacijos. Galėtum pasakyti, ką žmonės ieško? Jo, tai aš sudėliosiu paketus, šitą iki kito susirinkimo padarysiu. Pasižiūrėsiu konkurentus, nes yra dar verslo trenerių. Pasižiūrėsiu, ką jie siūlo ir pabandysim padaryti geriau. Fantastika. Tai gerai. Tai čia įdedamės laiką savaitę? Taip. Ok. Kaip parodomajam užteks, nes kameros manau, kad trukdo mums susikaupti ir tikiu, kad kaip ir visuose versluose čia irgi mes turim ką dar aptarti be kamerų, bet šiaip realiai atrodo labai panašiai mūsų visi projektai. Ten Šveicarijos sienos atidarimas ir visi kiti projektai, va taip mes su komanda susidėliojam, atsakingi žmonės pasiskiriam ir judam į priekį. Kaip Jūs manot, per kiek laiko 10 valandų pasieksim per mėnesį? Kada dedamės tą tokį laiką, kad turėtumėm pasiekti 10? Aš tai tikiu, kad pagal Jurgis gimtadienio mes gimtadienio progą tą ir užbaigsim. Vasaris? Taip. Ok, tai vasario mėnesis sold outas. Teisingai? Wow. Nu ką, tai tik 5 duot lik. Davai. Viskas, puikiai, šaunuoliai. Mano patys pirmieji darbai, manau, bus tokie, kad aš iš karto čiupsiu sąrašą dalyvių, kurie dalyvavo konkurse dėl Jurgio konsultacijos. Pabandysiu pasiūlyti, jeigu jiem dar yra poreikis, nusipirkti už pinigus konsultaciją Jurgio ir galbūt padarysiu jau pirmąjį savo pardavimą. Nes tikslas man yra aiškus, 10 valandų parduoti. Vasarį, kad jau tai būtų padaryta, aš labai noriu padaryti anksčiau. Tai tą ir pabandysiu padaryti. Su Jurgiu ir su Bunasta MediaGo dirba dar nepilnai metus, tačiau jau kartu pavyko labai daug nuveikti. Na, o Jurgis išsiskiria iš kitų verslininkų ypatingų proaktyvumu, naujomis idėjomis, užsidegimu ir motyvacija. Tad labai džiaugiuosi Jurgio naujų projektų proaktyvus, kurio idėja yra, kad Jurgis pasidalintų savo sukaupta patirtimi ir praktiniais patarimais su tais verslininkais, tiek startuoliais, tiek jau ir patyrusiais, kuriems
šiandien to labiausiai reikia ir padėtų atsakyti į jiem iškilusius klausimus ir išspręsti iššūkius. Nes nieko nėra geriau, negu mokintis iš tų, kurie turi realią praktinę patirtį, matė juodą ir baltą, šiltą ir šaltą, o Jurgis yra būtent toks. Tai yra neįkainoma galimybė pasinaudoti Jurgio žiniom, patarimais, patirtim ir būtent tokiu būdu padėti savo verslui augti.